Vagos knygynuose pasirodė išskirtinio turinio jaunos renginio organizatorės Karolinos Meginytės knyga Tavo nepamirštamos šventės. Norintys išradingai ir originaliai surengti įsimintiną šventę, knygoje ras įvairiausius scenarijus, patarimus ir idėjas. Ši knyga anot autorės padės nuspalvinti tiek jauno, tiek garbaus amžiaus jubiliejus. Čia turbūt tiesiog priklauso nuo žmogaus apskritai gyvenimo būdo ir tai, kaip jis mėgsta švęsti šventes. Jeigu jis mėgsta švęsti linksmai, mėgsta švęsti kitaip, originaliau ir mėgsta ruoštis, kad tai iš tikrųjų būtų ne šiaip savo eilinis gimtadienis, ne šiaip savo eilinis kalėdinis vakarėlis ar kažkoks draugų susibūrimas, o kad tikrai būtų visiems smagu ir nuotraukos būtų kitokios, ne tik tai prie stalo su salotom ir visais kitais gardumynais. Tai vat, manau, kad toksai žmogus gali šitą knygą drąsiai pirkti. O amžius, na, čia tikrai nėra kažkokia riba. Nei nuo iki čia nėra. Knygoje įvairiausi švenčių scenarijai, nuo viliojančių laukinių vakarų iki atostogų Rūgpienio kaime, smulkiai aprašytų ir nesudėtingai įgyvendinamų. Aš kadangi pati labai mėgstu muziką ir labai mėgstu ir dainuoti, ir šokti, tai man galbūt iš tikrųjų labai arti širdies yra prancūziškas ruduo, kuris yra šitoje knygoje. Pati tema, jinai galbūt neskamba labai iš karto viliojančiai, tiesiog prancūziškas ruduo, bet tai jokių būdų nebūtinai turi būti tema, kuri vyktų rudenį. Galima ją pabandyti įgyvendinti ir žiemą, ir vasarą, ir pavasarį, bet būtent prancūziškos kultūros akcentai šitoje temoje, šitame scenarijoje man arčiausiai širdies. Ir jeigu kažkas klausia manęs apie mylimiausią būtent scenarijų iš tos knygos arba prašo patarti, kad kokį galima būtų vakarėlį padaryti kokią temą, tai aš pirmoje vietoje siūlau prancūzišką rudenį, nors ne visiems jisai patinka, nežinau kodėl, gal kitiem tas žodis ruduo asocijuojasi su dargana ir lietum, o man kažkaip su šiltom spalvom, gražiais krentančiais lapais, daug prancūziškos muzikos ir skanių vynų.